Šiandien ryte biškai buvau toks frostbaitukas. Labas rytas. Kaip visą laiką netikėtai aš atsisveikinu su pastaraisiais 2 vlogais. Tiesiog baigėsi ir viskas. Užmirštu ten kažką maldelę pasakyti žodžiu prieš atsisveikinant, bet viską jau žinot. Ačiū, kad žiūrėjote ir visą kitą, o dabar šokam į naują vlogą. Viską įsivalėm, prapūtėm kombainus, standartinė situacija kaip visą laiką. Prasipūtėm traktorių, įsivalėm grain kartą nuo raudonųjų lešių. Tai judam į paskutinį lauką, kur yra pasėtas durmas, a.k.a. laukai. Keli dirt roadai skiria tam tikrus laukus, bet kalnuotos vietovės raninsim tik 2 kombainas, 3 kombainas 80-90 liūsį. Kombainas ilsėsis, nes kalnuotos vietovės, niekur nepriskubėsi. Užteks ir 2, tai kiek su Malsu šnekėjom visi, tai kažkur apie savaitę užtruks nupjaut. Kad ir derlius nėra didelis, bet gan lėtai pjausis, nesakau, kalnuota vietovė. Kai kur tik tokios lengvos lomos, bet vis tiek labai kalnuota, o kai kur žiauriai statu, tai ir išpilinėti reikės į grain kartą iš kombaino tam tikrose vietose, kad strėlė nebarkšteltų į kartą. Tai jo, kebra. Važiuojam. Po to mus paims Devinas berods ir atvažiuosim su Semi. Nežinau kiek valandų, greičiausiai apie pietus ir po pietų greičiausiai pradėsim pjaut. Buvo Malsas dar šiandien ryte nuvažiavęs patikrint, ar tikrai įmanoma jau ten pjaut, kad nuvažiuotume, žinai, ir nebūtų taip, kad opa, negalim pjaut dar. Tai viskas pjovimų ribose ir jo, lekiam. Revinam iki dugno, kad užkiltume į kalną, tai linksmybės prasideda. Kažkas akmenis prastai rinko, Justai. Tokį kunkolą. Pala, kur aš čia paėmiau jį? Kažkur čia, blet. Kažkur Dilanas pakėlė. Ai, ten, va čia, va čia. Laiku pakėlė. Būtų kombainas susprogęs, žodžiu, nuo tokio akmens. Ką, 800 hektarų įpusėjam, 200 hektarų tik liko.
gal dabar iš po nakties yra susigulėjusi barzda ir visa kita, bet apsikirpome. What? Mamutų šikna gražiau atrodo už tave. Gal ir gražiau atrodo, jum gal ir gražiau, nieko aš nesakau, gal jums mamutų šikna gražesnė už mane. Bet žodžiu, ne apie tai dabar. Šiandien turim ketvirtadienį, nauja diena, išaušo. Esame work truck'e, važiuojame link didžiausio lauko. Stirna. Nušok į tą kelią, šok. Trečiadienis buvo laisvas, kas yra vakar. Nors, sakykim, buvo laisvas, bliamo koks kelias išmeltas, wow. Buvau pusantros valandėlės nuvažiavęs į fermą nupjaut žolę palei įvažiavimą, tai tą ir padarėm ir viskas. Ir antradienį dirbom iki pietų gal, nes irgi pradėjau lyt. Tai žodžiu, tokios pusantros dienos laisvos buvo, atsipūtėm ir su pilnu tempu vėl sugrįžtam į laukus. Nenusipirosiu šiandien, ne. Visi pasiruošę, visi pailsėję, matos ir šypsenėlis veide, žinai, visa kita jau, tai net smagu matyt. Matot ir pas mane šypsenėlį, bet gal ne dėl to. Taigi dėl to, vlogą paleido 24. Turėjau laiko sueditint. Keturios 32, jeigu matot, klausom žaidimo balso, beveik jau baigiam ir baigiam 507 lauką, 300 akrų, bom, nėra. Gan greitai, nuo ryto skaityk nuo 10:09 pradėjom ir vat, 4:30 baigtam, 2 kombainai. Aišku, derlius nėra toks baisiai geras, turime 530 tūkstančių paunsų grubiai. Derlius daroma tikrai nėra geras. Bet vis tiek pjaunu, nepaliksi, žinai, blemba. Dabar nežinau, į kokį fieldą šoksim. Viską išpilam į Super B, kad pradėti vėl naują lauką. Ir žiūrėsim. Žodžiu, pradėjom 502 lauką. Stačiausią vietą pravažiavau jau. Tai, žodžiu, jeigu būtų pilna priekaba ir reiktų tuo šlaitu važiuoti, štai taip, tai greičiausiai apvirščiau. Tai šitas berods laukas yra kalnuočiausias. Yra tokių didelių kalnų, kur už manęs gal pavyks nufilmuoti visai ir užmiršau, nes bandžiau valgyti su savo sulūžusią šakute. Ašmenų spyglių nėra ant šakutės, valgom su šakutė a.k.a. kažkokia tiesiog šiukšlė. Run for it, pick up the pace, overcome.
Labas rytas, mėly žiūrovai. Šiandien yra rugsėjo 5 diena ir turim 4 laipsnius ryte. Kodas vis dar toks pat, jeigu ką. Tik truputį reikia spaust, kad užsidarytų. Turim niukanotą dieną. Lietaus nepraneša. Greičiausiai jau nelytų, o snigtų prie +4, ne? Rudenėja, o mes dar pusę net nenupjovę. Neskaičiavau tiksliai, bet turėtume būti nupjovę apie 4,8 tūkstančių akrų. Tai šiandieną, jeigu mano skaičiavimai plius minus išgalvoti geri, jeigu turim 4,7-4,8, tai šiandien turėtume hitint 5,000, kas yra pusė bus jau padaryta šiandien. Gal jau pusė virš bus padaryta, tai einam link galo, pusė yra, bet dar galo nesimato. Oi, tu sal, gerai, kad šiandien vėjo nėra. Būtų toks vėjas kaip vakar prie +4, tai greičiausiai pakratyčia kanopas. Išberiam vakarykštį likutį ant 502 lauko, nes vakar baigiam. Tai yra, buvo likę 30 000 paunsų. Išpilam devinui ir pakeičiam į 505, nes pradedam 505 dabar. Kaip sakiau, rytas buvo šaltas, bet dabar saulutė spigina. Toks žiemiškas, žinot, oras būna. Taip šalta, bet geras oras, blemba gaivu, žinai, jo, papa. Gerai, kad oras nemokamas, tai nes sumokėčiau daug, žinau, kad sumokėčiau daug, nes kaifuoja, tai papa. Ką, išpylėm, laukiam, kol čia viskas pasidarys, žodžiu, baigs čia pypsėt. Nu, parašom Milesui PA 502. And now we can switch up to 505. It should be near. Yep, you betcha. Zero the scales. 50 pounds ain't much, but it's honest work. Šitą dalį paliekam vėliau, kuri dar yra apipjauta iš vakar. Ir va šiandien 505 šitą pradedam lauką. Kodėl mes jį paliekam? Nes padarysim visiškai atskirą lauką 505 flat. Nes ne kiekvieną sezoną šitą vietą galima užsėti, nes būna šlapia. Tai šiais metais nebuvo šlapia, visą žolę išdeginom. Tai ir matot, kaip tik galėjom ir pasėti šį sezoną, bet praeitą sezoną tai tiesiog čia didelė bala buvo ir kuri nebuvo žodžių užsėta. Tai pavadinsim ją, sakau, kitaip, nes čia durimas visai tikrai neblogai atrodo, apie 80-70 bushelių turėtų būt, manau, tikrai. Tai va. O jei. Truputį buvo darbai sustoję 15-10 minučių, nes Dylanas sustojo pamyšt, stripo gale ir žiūri, žinai, myždamas. Ble, ragas įsmigęs į ratą, į padangą galinę kombaino, kairį į ratą. Žodžiu, supranti, galvoja, ble, čia tai gaidys, žinai, bus. Sustos darbai, žinai, visiškai kol ratą naują gausim. Bet žodžiu, supratom, kad ragas nedaug, įsmigęs maždaug tokio ilgio galiukas rago, įsmigęs maždaug tiek, bet buvo įsmigęs visiškai į tą treką, į storėją padangų dalį, žinot. Nu, žinot. Į tą storėją dalį buvo įsmigęs ragas. Antleris. Galvojom, trauk, netrauk. Ai, pizdu, ištraukiau. Tai Yes, go ahead. How much do you need from each of us for a full load there? About 3/4 of each. Tai žodžiu, ištraukėm, viskas gerai.
visi po skreplių, žinai, idėjom ant rato, neburbuliuoja, good to go. Toliau darbai vyksta, žodžiu. Ką, 8:30 mes dar drožiam. Lemam, pavargau. Nežinau, chebra, labas rytas. Nežinau, chebra, ar matosi tiksliai jums, bet man nerealiai matosi. Matot šitą visą horizontų liniją, nu sakykim taip. Bet čia jokių kalnų nėra. Čia debesys tipo. Ir pažiūrėkit, kokį šniūrą į apačią. Nu, fokusuok, atsiprašau. Tikiuosi matosi. Šniūrą į apačią ir per visą liniją. Bet čia jokių medžių nėra horizonte, tarsi ten plyni laukai. O čia atrodo kaip debesys tikrai. Aišku, kas daugiau bus, jeigu ne debesys, bet žiauriai įdomiai atrodo. Niekada dar taip nematęs. Aha, apgavau, galbūt jūs pagalvojot, kad čia iš tikrųjų debesys. Iš tikrųjų, čia ne debesys. Čia ateiviai. Čia kitokie debesys, čia 5G viską valdo. Čia iliuzija. 5G čia, suprantat. Žiauriai šalta, čia ne +2. Apsišiksiu kaip noriu šikt. Ir vakar, kai važiavome su Milesu iš laukų jo pabaigą darbo dieną, pasakojo, kaip praeitais metais rugsėjo mėnesį kažkur vidury prisnigo, visi darbai stojo ir pradėjo viską kult spalio 5 berods. Ir viskas išdžiuvo, dar tuo metu buvo rapsas nenupjautas ir praeitais metais dar turėjau chickpeas, kas yra avengeriniai. Haha, galvojat neprisiminsiu. O kas yra mustard? Garstyčios. Haha. Tai gerėja, su kiekviena justelis gerėja, su kiekviena diena justelis gerėja. Tai taip, kad tikėkime šiais metais rugsėjo mėnesį neprisnigs, nors atrodo, kad jau drėpils. Ir šiandien ryte biškai buvo toks frostbaitukas ant priekinio lango. Tai manau laukuose, tai ant traktorių tikrai bus, nes tokioj lomoj pastatę esam, tai greičiausiai ten saulės tiek negauna ir tiek šilumos, žinai. Greičiausiai frostbaitukas ant langučių irgi bus visur. Bet ta linija tai iš tikrųjų įspūdinga. Nufotkinau į Instagramą, įkėliau draugam, viską gerai papasakau taip pat kaip ir jums, kaip įdomiai atrodo. Parašykit, ar esat kažką panašaus matę ar ne. Nes dabar žiūriu, tai aš nesuprantu, ar čia iš tikrųjų kalnai, bet ne, debesys. Kalnai tai dar daug toliau link Reginos važiuojant. Ir ten ne kalnai, o tokios tiesiog lomos. Pasiimsim vakarienę ir šausim į laukus. Vakar berods nupjovėm apie 420-430 akrų. Tai dar nesu tiksliai paskaičiavęs, bet berods esam nupjovę. Jau peržengiam pusę 10 000 nupjautų akrų, kas yra 5 000. Ne? Ir galbūt truputį netgi ir daugiau. Tai šiandien paskaičiuosiu laisvo laiko traktoriui ir duosiu žinot, kiek esam tiksliai jau nupjovę. Laukite žinių, o dabar šokam į automobilį ir lekiam serializuot kombainą. This morning, waking up before it's getting 9. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Taigi, mes jo traktoriai yra 10 valandą beveik. Ryte +2, 10 valandą pjaunam, dulkės kyla, jokios rasos, nieko. Drėgnumas 12. Neįtikėtina. Saulė vėl pradėjo kaitint. Dabar spėjo kokią 15 jau. Šiandieną pjaunam šitą minėtą 503 flat. Taigi, paskaičiavau.
Be šito mažo čianko, kurį dabar pjaunam, esam nupjovę 5498 akrus. Galima sakyti 5500 akrų. Šiandien, manau, įbobysim dar 400, tai bus 6000 grubiai. Tell me what you know about me. Can't imagine in your wildest dreams. Tell me what you know about me. Can't imagine in your wildest dreams. Rumors going round town, people talking about all the things I'm doing wrong. Yeah, they're running their mouths, guess they figured it out. You say I've changed, I wear it as a badge of honor. Make 'em wonder, always throwing shade. Same style, same old problems and drama. Tell me what you know about me. Labą dieną su Ištėna. Sekmadienis ir liko 506 lauko pusė. Tai šiandien iki pietų damušim ir varysim damušt likučius į Greenlandą, išdžiūvusias balas, kur praeitą savaitę pjovėm, bet porą dalių palikom, dar nes buvo šlapę. Tai mes šiandien ryte buvau nuvažiavęs patikrinti, viskas jau išdžiūvė pakankamai, tai varysim nudrauštas ir varysim į 501 lauką irgi. Čia dar grinai šalia šito didžiojo lauko yra irgi palikta porą balikių. Tai jo, per pietus greičiausiai ir baigsim. Ką, Devinas savo likutį išdampino, laukia Malso stripo gale ir vsio hebrytė. 804 hektarų laukas yra baigtas. Kur plojimai? Dabar plojimai. Visai neblogai. Aišku, birtų. Pasikartosiu dar kartą. Jeigu birtų taip kaip Lietuvoje, tai čia savaitės neužtektų, žodžiu, nenoriu pasakyti, ne tai. Kanadietiškais kiekiais viskas yra gerai, supranti, ir sakau, baigiam lauką, varys dampint dabar hebra, ką pripjovėm, įtraidom ir visą kitą, ir į Superbee, o aš nežinau, ką darysiu. Gal leis pačilinti. Grįžom dabar į fermą, važiuojam su work trucku, hebra holina ir važiuosim tuos likučius pjaut, aptikvins ir visą kitą, kaip pasakojo. Tai noriu atsisveikint, noriu pasakyti iki šitam vlogui. Ačiū, kad žiūrėjot. Neužmirškit paspaust like ir subscribe, kam įdomu, nes man tai daug reiškia, žinai. Man smagu, kai matau, kad mano žiūrovai ir visa kita kyla, visa kita, kad communities didėja, smagu matyti, tai nepamirškit paspaust, smagu ir man. Suteikit man malonės, prašau, ačiū. Ir iki sekančių greičiausiai susimatysim, kaip pjausim rapsą. Rapsai dar sakau, 1-2 savaitės, tai, žinai, negaliu tiksliai pranešti, bet pasekit Instagram'e ir viską suprasi. Tada pradedam pjauti ir visą kitą, o dabar sakau, čiau ir iki kito karto rapsą, kaip pjausim, bleva.